Trys, du, vienas, važiuojam. 14. Opa. Ačiū, štai ir alus. O, sveiki, mėly draugai. Kadangi mes esame ekologiški ir nešiukšlinam aplinkos, tai pagalvojau, jog derėtų išmesti alaus bambalį į šiukšlinę ir atsidaryti alaus butelį su ta pačia šiukšlinė, nes kaip galima gyventi be alaus. Taigi ir pradėkim. Aišku, bandymų gali būti jau ne vienas, nes alaus išgėrėm jau taip, kaip sakant, normaliai. Taigi pradedam. Pirmiausia, yra svarbiausia atitinkamų kampų pavirsti šiukšlių dėžę, kad galėtumėm taikliai priremti alaus kamštelį. Štai čia kamštelis, jį remiam į šiukšlių dėžę, bandame jį įtvirtinti kuo stabiliau ir važiuojam. 3, 2, 1. Alus beveik pratrūko, beveik. Antras bandymas, nes alaus kamštelis kokybiškai pagamintas, jis bijo išsilieti. Ir štai, turime putojantį alaus butelį. Dėkui už kompaniją. Taigi, draugai, šiandien susiruošę žvejoti į poledinę žūklę, į kurią tikriausiai nevažiuosim, bet bent jau išgersim kaip poledinį žūklį. Jo, juokinga. Taip, juokinga, juoktis iš kitų klaidų. Taigi, bandysime alų darinėti su sulankstama trikoja kėdutė, kuri labai spaudžia tarpukojį vyrams, o merginoms teikia malonumą. 3 iškart. Taigi, bandysime surasti ekstremalią vietą pradaryti alui, arba nelabai ekstremalią. Štai mes radome idealią vietą pradaryti alui, bet tikriausiai mes ją nuplėštumėm. Todėl rinkime ką nors paprastesnio, pavyzdžiui, šią vietą pradaryti alui. Taigi, rinkime alaus kamštelį į idealią vietą pradaryti alui ir bandykime pradėti. 1, 2, 3, mėly vaikučiai ir jūsų mamytės. Nu, 3, 14, 12, 10, 1, mes beisbolą nelošiam, bet bitas mėgstam. Ir štai mes turime alaus. Ir jūsų sveikatą. Į sveikatą. Tai, draugai, mus ištiko maksimalių išbandymų metas. Šiandien susirems 3 kartą bandomas išbandyti sulčių pakelis ir butelis. Taip, butelis, alaus butelis. Mes jį išgersim būtinai. Ir taigi pradėkime bandyti 3 bandymą ir... Taigi, suspauskime sulčių pakelį ir įremkime į kokią nors kietą vietą sulčių pakelio alų. Ir bandykime jį atdaryti alų, ne sulčių pakelį. 3, 2, 1 ir pabandome važiuoti. Ir alus beveik prasidarė. Turiu pastebėjimą, alus labai griaužia, kai užbėga ant žaizdos. Todėl bandysime dar kartą. Apsuksime sulčių pakelį. Jį paspaudysime, atsuksime tą pačią pusę, iš kurios bandėme su kuria bandėme pirmą kartą daryti alų. Ir važiuojam. 3, 2, 1. Var padėjau. Todėl imkimės lengvesnių priemonių, pavyzdžiui, plaktuko kotą. Ar plaktuką. Rinktis jum. Plaktuką? Gerai, nereikia rėkti ant manęs. Taigi, kadangi jis truputėlį apvalus, bandysime daryti su šia plaktuko vieta. Bus daug putų, tikėkime, alaus kompiuteris nebus aptaškytas. Ir
Pradėkime bandymą. 1, 2, 3. Ir štai mes beveik sausai atidarinavom. 3, 2, 1, važiuojam. Čia nereikėtų. Baig jauktis, pradėsiu šnekėti. Gerai. Matas, bet tai greitai, pats išmokau. Nebesifilmuok. O čia filmuoti? Nori sulčių? Nenoriu sulčių. Tu nori? Aš turiu sulčių. Tai tu turi, tai gerti. Sveiki, draugai. Šiandien mes turime... Palauk. Gerai. What's up, reikės sakyti. What's that? Tu su savo važiuojam vėl. Normaliai, tu mūk viskas. Čia aš. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Užvalgyk čipsą, paim čipsą. Vienas čipsas yra paimtas ir jis... Gerai. Sunaikinta. Beveik.